Karoli, šiandien jūsų komandai varžovas buvo Telšėino, tokia specifinė komanda, kol kas jie praktiškai be aukšto ūgių žaidžia, kai nėra ypač Tomo Balčiūno. Pačiam parankus oponentas, šiandien rinkaisi kamuolius kaip obuolius kai kuriais epizodais. Tai pirmiausia iš tos asmeninės pusės, kaip vertini rungtynes? Gal asmeninė irgi neblogai pavyko sužaisti, bet kas iš tos asmeninės, jeigu pabaigoje turim pralaimėjimą, gaila, nes tikrai buvo keletą epizodų, kur galėjom sužaisti šiek tiek geriau, galbūt ramiau, protingiau, užsibaigti ir manau rezultatas galbūt buvęs kitoks, bet Telšiai irgi, kaip sakyti, nepasimetė, kai atmetėm, grįžom į varžybas, sužaidė tvarkingai, ramiai ir ko pasiekoje laimėtas rungtynės, tai pagarba jiems. Aišku, ne tavo atsakomybė, bet buvo 15 netiklių tritaškių iš eilės serija rungtynėse ir kai tie tritaškiai pradėjo kristi ir sugrįžo intriga, tai ko gero irgi tai rodo, kad tie tritaškiai, kai jie buvo netaiklus antrajame, trečiajame kėlinyje, labai stipriai padėjo ir varžovams pabėgti. Jo, taip tiesa, nepaslaptis, kad turime tikrai ne vieną ir ne du metikus, pakankamai gerus, bet jeigu pirmi metimai nepakrenta, paskui atrodo lyg tas krepšys susiriša, bet jeigu paskui atsistatom, tai tikrai kiekvienai komandai su mumis yra sunku žaisti, nes, nesakau, turim tikrai 2-3 gerus metikus, kur užtenka sekundžiai palikti ir jeigu jų dieną jie gali mesti ir 5-5 ir daugiau. Pats atkovoja berods 18 kamuolių, bet prieš 15 metų buvai ir 22 atkovojęs. Jeigu būtum žinojęs, būtų noras gal ir pagerinti tą rezultatą? Kažkaip to noro jau tokio didelio kaip ir nebėra, eini kiekvienas rungtynės kovoti, padėti kuo daugiau gali komandai, kaip sakyt. Ir mano duona tokia, puolime imtos kamuolius, gynyboje dirbti, kaip sakyt, padėti komandai, būtų toks ramstis.